Leiskite dar dėl to antrų svečių paklausiu. Aš įkėliau prieš 3 savaitės, bet dar nebuvo įvertinimų šį. O tai šiandien su įvertinimus įrašiau. Tai gal dabar pažiūrėtų, galiu šitą daryti parodyti. Tai šiandien tai baigiau taisyti. Šiandien pristatysiu modelių lygmenį, tai yra web karkasai dabar dažniausiai yra MVC, tai susideda iš 3 lygių. Tai yra modelių, kontrolerių ir jūsų lygis. Tai šiandien detaliai papasakosiu apie Django modelių lygį. Tai reiškia apie duomenų bazę ir kaip reikia dirbti su duomenų baze, su Django korpasu. Dar tokie pastebėjimai, prieš pradedant paskaitą, kad vyks Pythono konferencija, gegužės 10 dieną, registracija nemokama, galima tiek žiūrėti pranešimus, tiek patiems skaityti pranešimą. Tai kas nori savo pristatymą pranešti šitos konferencijos metu, tai gali registruotis, kas nori tik pažiūrėti, irgi gali registruotis. Tai čia į skaidrės įdėjau nuorodą į registracijų formą. Ten reikia nurodyti savo slapyvardę, elektroninį paštą ir viskas. Konferencija vyks šeštadienį. Čia, tai yra šitoje auditorijoje, kaip ir paskaita, vyks nuo 11 valandos iki 6. Ir kol kas užsiregistravo apie 30 žmonių, tai ateis įvairaus jaunimo, kurie dirbo, kurie baigė jau studijas. Tai šiaip siūlau ateiti. Tai kas norės pristatyti pranešimą, tai kad lengviau būtų suplanuoti renginį, tai deadline'as yra gegužės 3 diena. Tai jeigu registruositės, tai paskubėkite. Dar norėjau pastebėti, kad yra Lietuvos pythonistų mailing listas, kuris yra Python konferencijos LT. Jeigu norit, galite prisijungti, jeigu kyla kokių klausimų susijusių su Pythonu ir neturite ką kreiptis, galite laisvai rašyti į mailing listą ir jums padės nemažai žmonių. Čia vienas toks neformalus dalykas. Antras, kad jau žmonės kreipiasi dėl išankstinio egzamino. Tai jeigu tinka, čia yra fizikų, tai egzaminą siūlau daryti gegužės 12 dieną. Ne per vėlai. Čia antradienis, čia pirmadienis. Ir egzaminas vyks paskaitos metu, bet darbus ištaisysiu per 3 dienas. Gegužės 15 darysiu darbų peržiūrą, galėsit tiesiog pasižiūrėti taisymus ir jeigu kils klausimų, galėsiu atsakyti, pat galėsit apsiginti savo nuomonę. Jei norėsit ir tą pačią dieną įrašysiu į duomenų bazę rezultatus, tai nežinau, nepamenu iš kurio fakulteto žmogus, informatikas gal, sakė, kad turi būti į duomenų bazę įrašyta iki gegužės 17. Čia molekulinė biologija. Tai gerai, tai viskas turėtų vykti pagal planą.
Taip pat, kadangi semestras sutrumpėja, tai atsiskaityti bus galima laboratorinius ir seminarus iki gegužės 12 dienos, tai reiškia egzamino dieną taip pat bus galima atsiskaitinti. Jeigu kas dėl svarių priežasčių nori irgi laikyti iš anksto egzaminą, tai praneškite iš anksto, o šiaip žiūrėsiu pagal specialybę. Ne MIFO studentai turi teisę laikyti šitą išankstinę egzaminą, nepranešę iš anksto. Tai reikia atsinešti visgi asmens dokumentą į egzaminą išankstinį. Egzaminas truks apie 1 valandą. Duosiu A4 lapą su užduotim ir reikės. Tai dabar apie... Prašau, kada neišankstinis egzaminas turėtų būti? Kol kas nėra egzaminų tvarkaraščio, bet jau neužilgo pradėsim planuoti. Šiaip jeigu turite pasiūlymų, galite pasiūlyti savo datą, bet planuoju birželio pradžioje daryti. Tai birželio kokią 6-8 man patogiausia būtų. Jeigu turit kokių pageidavimų, tai nežinau, galite siūlyti, jeigu tam su kitais egzaminais norit suderinti. Tai šiandien pristatysiu, kaip galima aprašyti modelius, kaip galima juos naudoti ir kaip galima keisti modelius, neprarandant duomenų. Kaip galima rašyti migracijas. Tai modelių kūrimas tai realiai susideda iš klasių aprašymo models.py failą. Tai reiškia, į šitą failą reikia rašyti klases, kurios atitinka duomenų bazės lenteles. Tai taip yra, nes Django turi ORM, tai yra Object Relation Mapping, tokia technologija, kuri pasirūpina susiejimu tarp objektinio programavimo elementų ir reliacinės duomenų bazės. Tai reiškia, kad galima objektiškai programuoti ir visiškai nesirūpinti apie reliacinę duomenų bazę ir jie bus pasirūpinti už jūs. Tai reiškia, apibrėžus klases galima kurti jų objektus, objektams galima iškviesti ten save delete metodus ir jie be jokio vargo bus išsaugoti į duomenų bazę ir tai yra jeigu kas jau yra susipažinęs su reliacinėm duomenų bazėm, tai ten dažniausiai šitos duomenų bazės asocijuojasi su SQL užklausų rašymu. Tai Django eliminuoja poreikį tokiom užklausom, nebent yra labai sudėtinga užklausa. Tai norint susikurti savo duomenų bazės architektūrą, išplanavimą, tai reikia apsirašyti kažkiek klasių models.py failą. Ir tų klasių objektus galima tiesiog kurti kaip paprastus Pythono objektus ir jie turi metodą save ir išsaugojus duomenų bazę. Tai visos modelių klasės turi paveldėti iš models.model klasės. Tai reiškia, šitoje klasėje yra paslėpta logika, kuri pasirūpina tarpininkavimu su duomenų baze. O ORM-as suteikia galimybę naudoti skirtingas duomenų bazes, nežinant nieko apie jas. Tai
galima nurodyti, kad Django naudotų MySQL, SQLite, Postgres, DB2 duomenų bazę ir visoms šioms duomenų bazėms Pythono kodas atrodys visiškai taip pat. Aišku, tai galioja reliciniams duomenų bazėms, nereliciniam duomenų bazėm irgi egzistuoja įrankiai, kaip MongoDB ar CouchDB, bet jų čia neaptarsiu. Tai ORM'as tinkamas tik reliciniams duomenų bazėms. Tai paprastas pavyzdys yra sukuriamas žmogaus modelis, klasė ir jis turi vardą, tai yra simbolių eilutė, simbolių eilutės tipo kintamai ir integer tipo kintamai. Tai šis modelis bus konvertuojamas į SQL create sakinius, bus sukurta lentelė, projekto pavadinimas _person su stulpeliais name ir age. Tai reiškia, kiekviena klasė atitinka atskirą relicinės duomenų bazės lentelę. Šiame pavyzdyje galima matyti, kad yra nurodomas atributas, tai yra parametras su reikšme 30, tai yra nurodoma simbolių eilutės stulpelio maksimalus ilgis. Tai reiškia, kad apibrėžiant šitą modelį, jo stulpeliams galima nurodyti papildomų atributų. Tai standartiniai atributai, kuriuos turi visi laukai, yra tokie. Tai yra pirmiausia, null nurodo, ar šito stulpelio įrašo reikšmė gali būti tuščia, tai yra nenurodyta. Blank reikšmė nurodo, ar formoje gali būti tuščia reikšmė. Šis atributas niekaip nėra naudojamas reliciniai duomenų bazei. Tai yra tiesiog papildomas laukas, kuris reikalingas generuojant automatiškai formą iš šito modelio. Tai yra null nusako, ar duomenų bazė gali būti tuščia reikšmė, o blank nusako, ar formoje šito lauko reikšmė gali būti tuščia. Unique nusako, kad visos stulpelio reikšmės turi būti unikalios ir jeigu bus bandoma įterpti bus bandoma įterpti pasikartojančią reikšmę, tada kils klaida. Default nurodo standartinę reikšmę, choices nurodo galimą reikšmių rinkinį. Pavyzdžiui, čia būtų galima nurodyti galimus pasirinkimus, sakykime, nuo 1 iki 100. Verbose name nurodo, kaip turėtų būti, kokia turėtų būti iš to lauko
antraštę, jį vaizduojant formą help text, pagalbinis tekstas, DB index, ar turi būti sukuriamas indeksas duomenų bazė, kuris paspartina selektus, bet palėtina insertus. Bet nežymiai. Tai šitą indeksą reikia naudoti, kai duomenų bazė yra didelė, tai yra daug įrašų. Pirminis raktas. Šis modelis, tai yra standartiškai yra pridedamas vienas nematomas laukas, tai yra ID, kuris yra inkrementuojamas. Tai reiškia, kad nenurodžius pirminio rakto, jis vis tiek bus sukuriamas ir bus integer tipo. Ir galima atsisakyti šito ID lauko, nurodant kitą lauką kaip pirminį raktą. Tai nurodant, kad tai primary key lygus true, ties lauku bus šitas laukas deklaruojamas kaip pirminis raktas, jo reikšmė turės būti unikali. Editable, tai nurodo, ar naudotojas formoje gali redaguoti šitą lauką. Taip pat yra custom parametrai skirtingiams laukams. Kaip pavyzdžiui, matom, character laukui yra privalomas parametras maksimalus ilgis. Tai standartiniai laukai, stulpelių tipai Django realizuoti yra visų standartinių tipų, tai yra loginė reikšmė, teksto laukas, simbolių eilutė, datos laiko, integer, toliau slankaus kablelio laukas. Ir taip pat yra realizuoti elektroninio pašto, failo, paveiksliuko, IP adreso, URL-o ir decimal laukai. Tai decimal nurodo, kad skaičius gali būti neapibrėžtai ilgas, tai gali turėti mūsų pasirinktą skaičių sveikoje daly ir trukmeniniai daly. Tai šis decimal tipas yra saugomas kaip simbolių eilutė ir su juo yra apibrėžti matematiniai veiksmai, tik tiek, kad nėra ribojimų ilgiui. Šitie laukai savyje talpina ir validatorius. Tai reiškia, kad įvedus nekorektišką reikšmę, pavyzdžiui, įvedus elektroninio pašto adresą be eta simbolio, neleis Django išsaugoti šitos reikšmės duomenų bazėje. Tai yra mes klaidai. Laukų tipų validavimas yra atliekamas view'uose formų pagalba, todėl dažniausiai bandoma išsaugoti tinkamą reikšmę. Tai reiškia, jeigu naudotojas įveda netinkamą elektroninį pašto adresą ir jį bando išsaugoti, tada view'e yra validuojama forma ir jeigu joje yra klaidų, tada ta forma grąžinama
naudotojui su klaidų pranešimais. Tai pavyzdžiui, kad neteisingai įvestas elektroninio pašto adresas. Ir tokie nekorektiški duomenys nėra saugomi duomenų bazė. Bet kada naudotojas įveda teisingus duomenys, tada viewer forma pavaliduojama ir ji neturi klaidų, tada ją bandome išsaugoti duomenų bazę. Tai yra iš karto realizuoti failo ir paveiksliuko laukai. Tai reikia nurodyti, kur juos serveryje saugoti ir tiesiog galima be vargo turėti failo laukus, nors realiaciniai duomenų bazai dažniausiai nėra saugomi failai, tai ORM-as pasirūpina, kad be vargo būtų galima dirbti ir su failais, ir su paveiksliukais. Paveiksliuko tipas paveldi iš failo tipo, jis turi papildomų galimybių, kaip kad įterpiant jį, vaizduojant tinklapyje, galima nurodyti jo dydį, tai yra aukštį, plotį, o šiaip iš esmės labai panašus laukai. Tai į models.py failą įrašę tiesiog tokį modelį su tokiais laukais, gauname šitų laukų, tai yra gauname lentelę realiacinių duomenų bazės su šitų tipų laukais ir galime pavaliduoti, ar duomenys atitinka duomenų bazės schemą. Tai iki šiol kalbėjome apie vieną modelio laukus. Tai Django ORM-as apibrėžia ir galimybę nusakyti ryšius tarp modelių. Tai ryšys gali būti vienas iš trijų. Tai yra išorinis raktas, vienas su vienu ryšys, daug su daug ryšys. Tai kai gal iš karto pavyzdį panagrinėkim. Tai, sakykime, turim naudotoją, žodį ir žodžio vertimą. Tokius tris modelius ir žodžio vertimas modelis turi lauką žodis, kuris yra daug su daug. Tai reiškia, kad daug žodžių gali turėti tą patį vertimą ir vienas žodis gali turėti daug vertimų. Tai apsirašo tiesiog taip many ir žodis. Ir čia turėtų būti žodžiai, S raidės trūksta. Tai iš konkretaus vertimo objekto galėtumėm pasiekti visus žodžius per word skintamąjį ir šita specifikacija, toks lauko deklaravimas sukuria ir kaip paslėptą, nepaslėptą, bet papildomą lauką žodžio modelių.
Tai žodis turėtų lauką translation underscore set. Čia tai dabar šitą. Tai per šitą translation underscore set būtų galima konkrečiam žodžio objektui gauti visus jo vertimus. Tai tas pats galioja ir foreign key, tai yra vienas su daug ryšių. Tai vertimo autorių, tai yra vieną objektą galėtumėm gauti pagal šitą autoriaus lauką, o autorius, tai yra naudotojas, galėtų visus vertimus gauti taip pat kreipdamasis į translation set kintamą. Taip pat galima nurodyti kitokį pavadinimą, tai yra šitas translation set pavadinimas yra sugeneruojamas automatiškai, tai yra paimant modelio pavadinimą ir pridedant underscore set, bet galima nurodyti relate name ir kaip mes norim pavadinti šitą atgalinį ryšį. Pavyzdžiui, translations. Tai va, tai išorinis raktas yra vienas su vienu ryšys yra tas pats, kas ir išorinis raktas su apribojimu unikalus. Tai reiškia, kad kai kurie išoriniai raktai gali būti naudojami kaip vienas su vienu. Tiesiog tai yra funkcionalumo pojūtis. Taip galima apibrėžti mūsų duomenų bazės architektūrą tokiais paprastom konstrukcijom. Susikuriam klases, nusakom jų stulpelius ir ryšius tarp modelių. Tai toliau kaip galima naudoti šituos modelius. Tai pirmiausia, juos galima kurti. Pavyzdžiui, galima sukurti naudotoją, nurodant šito objekto stulpelių reikšmes. Taip pat galima sukurti translations objektą. Čia yra nurodytas, kad user lygus user, tai reiškia, kad user stulpelio reikšmė turi būti tokia kaip šitas objektas. Tai reiškia, kad galima perduoti ne tik primary keys, bet tiesiog pačius objektus. Ir po tokio translation sukūrimo jau galima pamatyti, kad translation turi user objektą. Tiesiog padėjus tašką ir grąžinamas visas objektas. Atgalinis ryšys yra šiek tiek kitoks. Tai user translation set yra related manager tipo. Tai reiškia, kad tai yra kažkokio managerio valdytojo tipas. Tai reiškia, kad jis turi standartinius Django užklausų metodus ir reikia imti ne šitą translation set objektą, bet iškviesti jam metodą. Pavyzdžiui, all metodas grąžina visus šito atgalinio ryšio
objektus. Taip pat tuoj parodysiu, kas yra užklausos objektas. Tai yra query set object. Tai translation set.sol metodas gražina ne sąrašą, kaip čia atrodo, kad yra sąrašas iš objektų, bet gražina iš karto query set objektą, kuris yra vizualizuojamas taip pat kaip ir sąrašas. Query set objektas taip pat turi visus relate manager metodus ir galima kviesti jam panašius tos pačius metodus ir priedo galima pasiimti objektus. Čia tai yra. Tai šitie standartiniai metodai yra naudojami dažniausiai filtravimui, nes visos duomenų bazės, tai yra visos lentelės dažniausiai neimam. Tai galima nurodyti kriterijų, pagal kurį galima filtruoti šitos lentelės duomenis. Pavyzdžiui, vardas turi prasidėti su ne. Dar reiktų pasakyti, kad query set šitas objektas skiriasi nuo sąrašo tom, kad jis yra lazy tipo, taip angliškai vadinasi. Tai reiškia, kad objektai iš duomenų bazės nėra ištraukiami iki tol, kol neprireikia tų objektų konkrečių reikšmių. Jeigu sąrašas yra saugomas atminty, tai query set objektas nesveria iki tol, kol nebandome jo atspausinti ar kaip nors kitaip panaudoti. Todėl yra labai gera praktika nenaudoti query set objektui, kol jo net reikia. Tai galima sakyti, query setas yra kaip SQL užklausa, kuri nėra įvykdoma iki kol neprireikia rezultatų. Na tai query setas moka, galiu parodys, ką moka apskritai. Šiaip pagrinde yra filtruojamas lentelės turinys pagal kriterijus ir galima rūšiuoti rezultatus su order by metodu. Taip pat query setas yra kaip sąrašas, galima naudoti selektorius nuo iki, tik tiek, kad query sete negalimas neigiamas selektorius, tai yra galima selektinti tiktais nuo pradžių, bet ne nuo galo. Tai yra tokia realizacija dėl efektyvumo priežasčių. Nors query setas turi vieną objektą, bandant paimti paskutinį, kyla kaip. Tai query setas ir related manager laukai turi tokius pagrindinius metodus kaip all, get, filter. Tai all paima visus objektus, get pritaiko sąlygą ir tikisi gauti vieną objektą. Jeigu gauna daugiau, tada kyla klaida, o jeigu gauna vieną, tada viskas gerai. Tai galima sakyti, get metodas yra toks pat kaip ir filter, tik tiek, kad get sukelia klaidą, jeigu gauna daugiau negu vieną objektą. Filter irgi
query seto užklausai pritaiko filtrą ir grąžina filtruotus rezultatus. Šitą filtrą ar sąlygą, pagal kurią reikia filtruoti, galima nurodyti taip, galima nurodyti, kad pirmą būtų filtruojama pagal naudotoją, tai pagal pirmą kriterijų, po to pagal antrą kriterijų, tai yra šitai užklausai pritaikomas antras filtras. Galima nurodyti per kablelį, kad iš karto reikia filtruoti pagal du kriterijus. Ir taip pat galima į dictionary sudėti kriterijus, pagal kuriuos norim filtruoti ir tą dictionary perduoti kaip quarks, keyword parametrą. Tai šitos užklausos yra alternatyvos, bet tik tuo atveju, kai yra naudojamas, kai nėra naudojami ryšiai į kitas lenteles. Tai paprastu atveju jie yra vienodi, bet kai yra sudėtingesnė užklausa, einanti per kelias lenteles, tada filtruoti po vieną yra neefektyvu. Tai yra, reikia kiek įmanoma daugiau sąlygų patalpinti į vieną filtrą sakinį, kad jau pirmos užklausos metu būtų kuo mažiau duomenų. Tai exclude padaro tą patį kaip ir filter, tik tais priešingai atmeta sąlygą atitinkusius įrašus. Exists įvykdo, tai yra nevykdo užklausos, bet ją pabando vykdyti efektyviai ir jeigu mato, kad užklausa yra sėkminga ir ji turės vieną arba daugiau rezultatų, tada grąžina true, jeigu neturės rezultatų, grąžina false. Order by suršiuoja rezultatus, annotate yra atitikmuo group by, aggregate yra group by. Iš esmės, kai yra vykdoma užklausa užklausoje, arba kitaip sakant, išrenkame duomenis ir tada su tais duomenim norime atlikti kokį nors veiksmą. Pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek iš viso tų įrašų yra, arba suskaičiuoti sakykime, turim autorių, vieną modelį, turim knygas, antrą modelį ir tiesiog selektinam visus autorius ir paselektinę visus autorius, norime žinoti, kiek tas autorius yra parašęs knygų, tada su annotate užklausa galima, tai būtų autoriai, objects all .annotate, tai reiškia, kad jau prie turimos visų autorių užklausos pridėti papildomą lauką, kuris vadintųsi knygų skaičius. Tai ir būtų galima nurodyti, kurį kintamai skaičiuoti. Tai būtų galima nurodyti, kad reikia skaičiuoti knygų objektų skaičių. Ir
galutinis rezultatas būtų autoriai ir prie kiekvieno autoriaus sugeneruotas papildomas laukas, kuris vadintųsi knygų skaičius ir turėtų knygų skaičių reikšmę. Tai aggregate padaro tą patį, tik tiek, kad ne kiekvienam įrašui, bet su visa užklausa. Tai pavyzdžiui, jeigu turėtumėm autorių, modelį autoriai, tai pritaikę aggregate metodą su, sakykime, sum funkcija, gautumėm autorių sumą. Arba pritaikę kitą standartinę funkciją. To pristatys, kokios yra tos standartinės funkcijos. Kaip kad, pavyzdžiui, suma, sumuoti ar suskaičiuoti įrašus. Tai funkcijos yra vos kelios, tai galima susumuoti įrašus, suskaičiuoti, kiek jų, rasti maksimalią, minimalią reikšmės, vidurkį, dispersiją, standartinį nuokrypį. Tai vat, pavyzdžiui, agregavimo rezultatas, tai, sakykime, turim faktorialo modelį, kuris turi savo reikšmę, sukuriam 5 objektus ir tada selektinam šitos 5 objektus ir jiems šitam selektui įvykdom aggregate metodą su count, sum ir max reikšmėm. Tai rezultate gautųsi, kad maksimali reikšmė 120, suma ir iš visos 5 objektų. Tai šitaip pavadžiu. Tai filtrai. Filtrą galima rašyti, tai yra galima naudoti šitos klasės atributus, tai yra stulpelius, bei su underscore, čia yra du underscore, su tokiu žymėjimu galima papildyti, pridedant prie šito atributo stulpelio operaciją, kurią reikia atlikti, pavyzdžiui, patikrinimą, ar šito stulpelio reikšmė yra tiksliai tokia, kaip nurodyta, tokia pat, tik ignoruojant didžiasias mažasias raides, ar talpina, tai yra, ar reikšmėje yra fragmentas nurodytas, ar prasideda, pasibaigia. Tiesiog yra apibrėžti metodai, kurie gali būti pridėti prie šito stulpelio pavadinimo. Taip pat šitas žymėjimas galioja ir antru atveju, kai atributas, šitos klasės atributas yra ne primityvi reikšmė, kaip simbolių eilutė ar skaičius, o objektas, tada galima kreiptis į to objekto kitus laukus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi
ryšį į kitą lentelę, kur yra darbas, ir darbas turi atributą adresas, tai tokia užklausa parinktų visus žmonės, kurių darbo adresuose yra fragmentas MIF. Tai naudojant du underscorus galima sekti ryšių gilinį. Ir būtent kai yra tokių sąlygų, kuriuose yra daugiau nei vienas gylis, tai tokias užklausas reikia rašyti atsargiai, nes gali būti neefektyvu. Tam buvo situacija, buvo 100 000 įrašų duomenų bazėje ir vienu atveju parašęs suveikė ten per dalį sekundės, o kitu atveju nebaigė darbo ir per 5 valandas. Tai likę metodai yra in, tai galima perduoti, nurodyti sąrašą galimų reikšmių. Tai pavyzdžiui, išvardinti čia įmonių pavadinimus, vardus sąraše. Taip pat galima tikrinti daugiau, mažiau, ar daugiau ir lygų, mažiau ir lygų. Ir tai galioja ir datos tipo stulpeliams. Tai galima palyginti, ar yra ten daugiau nei užvakar. Range metodas leidžia nurodyti intervalą, tarp kurių turi būti. Tai tas pats, kas ir panaudotumėm du operatorius, daugiau lygų ir mažiau lygų, dvi reikšmes. Tai range tiesiog apjungia. Is null, tai galima patikrinti, ar šita reikšmė yra neapibrėžta. Taip pat galima nurodyti reguliariai išraišką, kurią turi atitikti nurodytas stulpelis. Tai rodžiau, kad šitas sąlygas, pagal kurias yra atrenkami įrašai, galima sudėti į dictionary, į žodyną ir tą žodyną perduoti query setui. Tada query setas sėkmingai atfiltruos objektus. Tai yra toks Q objektas, kuris veikia panašiai kaip paprastas žodynas, bet turi papildomą funkcionalumą. Su juo išeina atlikti sudėtingesnių selektų. Tai pavyzdžiui, Q objektas turi galimybę įvykdyti arba operaciją. Tai gali būti arba vienas rinkinys sąlygų arba kitas, kad užklausa praeitų, kad įrašas atitiktų sąlygų. Taip pat Q objektas ne visai nėra žodynas, jis gauna raktinius žodžius ir jų reikšmes. Taip pat Q objektas gali būti su bangele. Bangelė reiškia, kad tai yra neiginys šitos užklausos. Tai galima, tai yra atitikmuo exclude metodo, bet naudojant šitą Q objektą galima sudaryti labai sudėtingą užklausą,
kuri būtų gan lengvai skaitoma. Tai bangelė žymi neiginį, tai šitą užklausą parinktų visus objektus, kurie nebuvo sukurti 2013 metais. Ir operatorių galima nurodyti, nurodant sąlygas per kablelį, arba nurodant per tokį statų brūkšnį. Paskutinė pristatymo dalis yra apie migracijas. Tai migracijos yra skirtos apsaugoti ar išsaugoti duomenims, kai reikia keisti duomenų bazės architektūrą arba kaip nors duomenis migruoti. Kai lentelės yra užpildytos duomenim, sakykime, turim žmonių lentelę ir joje yra ten, sakykime, įrašų padaryta. Ir, sakykime, norim pridėti naują lauką ir nėra aišku, ką reikia daryti su prieš tai buvusiais įrašais. Tai yra, sakykime, turėjom naudotojų lentelę ir visi naudotojai turėtų vardą pavardę, sumąstėm pridėti elektroninio pašto adresą. Jau naudotojų yra kažkiek jau yra įrašų ir pridėjom naują lauką ir nėra aišku, ką reikia daryti su tais įrašais, kurie neturi laukų. Tai migracijos metu būtent ir yra nurodoma, kaip reikia pakeisti senąją duomenų bazės architektūrą ir ką su ją reikia padaryti, kad ji būtų vientisa ir po pakeitimų. Tai reiškia, kad duomenys mūsų toliau būtų korektiški ir papildžius ją naujais laukais ar tiesiog atnaujinus architektūrą. Tai kol kas naujausia Django versija yra 1.6, tai joje migravimo technologijų dar nėra integruota, tai reikia naudoti trečiųjų šalių modulį, tai yra SAUF modulis. Nuo 1.7 jau Django turės savo migracijas, kurios bus šiek tiek kitokios nei SAUF panašios. Tai standartinis migracijos kūrimas su SAUF atrodytų taip, kad pirmiausia inicializuojam projektą, kad nurodom, kad jo schemos, tai yra duomenų bazės architektūros pakeitimai bus sekami, tai yra start migration komanda. Po to padarę models PI failę pakeitimų, turime nurodyti, kad turime migruoti duomenų bazės schemą. Jeigu duomenų neturim, tai galime nekurti migracijos, galime tiesiog keisti, prikeisti tą duomenų bazę kaip norim, bet jeigu turim jau svarbių duomenų, kurių negalima prarasti, tai reikia vykdyti migraciją ir nurodyti, kokius veiksmus reikia atlikti su duomenų baze. Tai dažniausiai pakanka automatinių migracijų. Jos tiesiog automatizuoja veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu naujai pridedamas laukas turi savo standartinę reikšmę, tai ją gali ir panaudoti. Tai jeigu nurodytume, kad elektroninis paštas gali būti nenurodytas ir
standartinė reikšmė yra nenurodytas, tada automatinė migracija visiems jau egzistuojantiems įrašams sukurtų elektroninio pašto stulpelį su tuščia nenurodyta reikšmė. Tai pirmiausia, kuriant migraciją yra sukuriamas migracijos skriptas, tai yra šitas skriptas dažniausiai yra sugeneruojamas automatiškai, bet turint specifinių poreikių galima tą skriptą redaguoti ir tada tas skriptas yra įvykdomas. Tai su schema migration yra sukuriamas migracijos skriptas, o su migrate yra ta migracija pritaikoma. Tai pats migracijos skriptas atrodo taip, kad čia yra supaprastintas variantas, forwards tai reiškia veiksmai, kuriuos reikia taikyti migruojant į priekį, tai reiškia įdiegiant šitą migraciją, bei veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint atšaukti migraciją. Nes, pavyzdžiui, gali kilti problemų. Gali pasirodyti, kad dėl neaiškių priežasčių reikia atšaukti šitą migraciją ir kad būtų paprasta ją atšaukti, galima tiesiog nurodyti, kad ją reikia rollbackinti ir tada duomenys būtų atstatomi į prieš tai buvusią versiją. Tai iš mane šiandien tiek, tai dabar pasiklausysim kitų žmonių pristatymų. Dabar nežinau, kaip skaidres jums patogiau. Iš savo. Iš kurio kompiuterio? Iš savo. Iš to, kaip ta prasme, iš mano? Tai gerai. Tai gerai, tai kas pirmas šiaip? Aš. Tai dar tas plačiau sistema?
Tai sveiki, norėčiau šiandien Jums papasakoti apie programėlių kūrimo galimybę su PyQt. Tai šiandien aš pristatysiu, kas tai per daiktas yra PyQt, kodėl pasirinkau šitokią temą, papasakosiu apie savo suprogramuotą programinę dalį ir pateiksiu išvadas. Tai visų pirma, pristatysiu, kas yra per daiktas Qt, kurį būtent tas PyQt ir naudoja. Tai Qt tai yra daugiaplatforminė vartotojo sąsaja, vartotojo sąsajos karkasas, kuris yra parašytas C++ ir HTML kalbomis. Ir jis įgalina kurti grafinį vartotojo sąsają, o PyQt yra sąsaja tarp paties Pythono ir Qt karkaso. Jis padeda programuotojams, jis įgalina programuotojus pasinaudoti Qt karkaso galimybėmis ir naudotis Pythono paprastumu. Dažniausiai naudojamos PyQt versijos yra 4 ir 5. Šis modulis turi apie 440 klasių ir apie 6000 funkcijų bei metodų. O pagrindiniai komponentai būtų Qt Core, kuris įgalina negrafinius veiksmus atlikti su PyQt. Yra Qt Network, kuris skirtas įvairiams tinklams, Qt OpenGL 3D objektų vaizdavimui, Qt XML, tai XML įvairiams dokumentams ir panašiai. Tad kodėlgi aš pasirinkau šitą temą? Visų pirma, tai dabar žmonėms grafinė sąsaja yra svarbus dalykas, nes įvairios yra programėlės, o įvairūs skaičiuotuvai, kitokie banko įvairios sistemos ir visur reikia kuo paprastesnės grafinės sąsajos, todėl svarbu yra programuotojams išmanyti darbą šiuo aspektu. Taip pat mane sudomino galimybę pamatyti vaizdžius rezultatus rašant programinę dalį bei galimybę pačiam naudoti savo susikurtą daiktą. Taigi, programinė dalis. Aš naudojau PyQt 4 modelį, o programavau Pythono versiją 3.3.5. Mano kuriama programėlė yra pusiau dienoraštis, pusiau skaitmeninė užrašų knygelė. Tad dabar norėčiau pavaizduoti jums ją. Strigo čia. Šiaip nebuvo? Ne.
Tai va, matote, čia yra mano programėlė. Pasirinkime norimą datą, tarkim, šiandieną, 28 dieną. Atsidaro naujas langas, aš čia jau buvau kažką rašęs. Galime tiesiog savo įrašą. Labas pasaulį. Ir matome, galime. Ai, čia aišku. Geriau. Ačiū. Net toje vietoje išsaugoju, tada leidimas. Bet čia neturėtų pabūti. Ir galime peržiūrėti, ką esame parašę. Kiek kodų Ir parodysiu tai. Ir programos veikimo principas yra, kad vartotojas pasirenka norimą dieną, įrašo norimą tekstą ir spaudžia sugrįžti. Tada programėlė išsaugo vartotojo tekstą atskirame faile ir bet kada tas žmogus, norėdamas peržiūrėti tos savo užrašus ar juos redaguoti, tiesiog pasirenka kalendoriuje norimą dieną. Ir dabar jums parodysiu programėlės išeities kodą, kurį kėliau į GitHubą. Taigi, ko gero, būtų aktualiau pasižiūrėti, ką iš PipeQt naudojau. Tai, tarp naudojau QtGuy label, tai jis, kaip matote, leidžia netgi ir formatavimo tam tikras galimybės panaudoti, o taip pat be teksto galime talpinti jame ir paveikslėlius. Taip pat panaudojau, kaip matėt, kur rašiau tekstą, tai tekst editą, mygtukas buvo grįžti, matot, dar čia yra tokia įdomesnė konstrukcija clicked ir connect. Tai jie susieja paspaudimo signalą su funkcija return clicked. Taip pat panaudojau grid layoutą, kuris išdėsto eilutes ir stulpelius pasirinktus. O pati programėlė tai yra... O kaip kalendorius buvo nupieštas? Kalendorius... Standartinis. Taip, kalendorius yra standartinis iš QtGuy. Tai gerai, pranešimo laikas kai kurie nepabaigat. Tai kaip ir išvados yra tokios, kad jis PipeQt yra nuolat atnaujinamas, turi nemažai įvairių tutorialų, o jeigu nenorite dirbti su juo, galite pabandyti kitą populiarią alternatyvą PySide. Čia mano naudoti šaltiniai ir ačiū uždėmesį.
kaip čia tavo šitus vidurius išjungti? Ką? Kaip čia tavo šitus? Ai, supratau. Aišku. Tvarka. Taip, pradėsim. Sveiki dar kartą visi. Aš norėčiau pristatyti tokį karkasą betono, kuris vadinasi kivi. Plačiau truputėlį papasakot, su kuo jis valgomas ir apie ką jis čia yra. Taip. Tai apie ką aš papasakosiu labai trumpai, tai kokia yra šito viso dalyko filosofija, dėl ko jis sukurtas ir iš viskam jis reikalingas. Toliau pačios aplikacijos gyvavimo ciklas, kuris aplikacijose šiais laikais naudojamas beveik visur, ypač Androido. Toliau truputėlį pašnekėsim apie patį kodą, parodysiu šiek tiek kodo pavyzdžių, pačią architektūrą, specialią KV kalbą sukurtą, būtent šitam frameworkui. Truputėlį papasakosiu, kaip galima integruoti su kitais karkasais Pythono. Ir padarysim šiokias tokias išvadas. Iš to taipogi parodysiu savo pagamintą šiokį tokį žaidimą, tai kryžiukai, nuliukai, paprastas reikalas. Taip. Tai pirmiausia, dėl ko toks dalykas kaip kivi atsirado, tai jo tokia kaip ir oficiali filosofija skelbiama dokumentacijoje, tai būtų tokia, kad jis pats karkasas yra naujoviškas, todėl kad yra pritaikytas pakankamai naujiem dalykam, tokiem kaip mobiliosiom aplikacijom, įvairiom platformom ir taip pat lygiai tas pačias aplikacijas galima naudoti ir, na, sakykime, įprastinėse operacinėse sistemose, kaip Windows, Linux ir taip toliau. Kitas punktas būtų, kad tai yra gana greitai veikiantis karkasas, todėl kad jo sudėtingesnės ir efektyvumo reikalaujančios vietos yra rašytos C kalba. Pats karkasas yra gana lankstus, nes tiesiog gali prisitaikyti prie įvairių poreikių vartotojo naudojančio šį karkasą. Jis yra palaikomas ir labai yra pakankamai didelė bendruomenė, kuri šį karkasą naudoja, jis yra finansuojamas ir tiesiog daug yra tų, kurie prisideda prie jo vystymą. Ir kas yra svarbiausia, tai kad jis yra nemokamas ir jį gali naudoti, tiesiog bet kas sugeba programuoti. Python. Taip. Tai čia truputėlį, čia turbūt nelabai matosi, bet maždaug perbėgsim gyvavimo ciklą pačios aplikacijos. Tai esmė yra tokia, kad kaip ir bet kokia, pavyzdžiui, Androido programa, reikalingas tam tikras ciklas, per kurį visa programėlė eitų. Tai čia vėlgi yra paprastos būsenos, kaip pradėtas, vykdomas, sustabdytas, tęsiamas ir panašiai, tam, kad tiesiog jeigu yra, pavyzdžiui, telefonas ir kad yra koks nors pertraukimas, sakykime, skambutis ar kažkas tai panašaus, kad programa žinotų, ką daryti, jinai pati nenulūžtų, tai reikalingas visas šitas dalykas, kad tiesiog galėtumėm kažkokį išlygiagretinimą padaryti. Tai nežinau, aš čia labai daug galima įsiplėsti apie šitą, aišku, galima labai daug pasakoti, čia daugiau negu 10 minučių apie šitą patį ciklą, bet norėjau tiesiog akcentuoti, kad jis toks yra. Paveiksliukas tai paimtas iš kur? Jo, jis yra iš oficialios dokumentacijos. Taip. Tai dabar čia yra pati paprasčiausia programa, kurią galima tiesiog parašyti su šiuo karkasu naudojantis, tai yra paprastam layout'e, netgi be layout'o uždėtas label, kuris sako hello world. Tai tiesiog nieko sudėtingo ir labai paprastai be jokių sudėtingų pačio interfeiso aprašymų galim štai vykti. Aš daugiau parodysiu apie kodą, kai savo programą. Taip.
Tai trumpai apie architektūrą, tai tiesiog viskas eina iš pačio žemiausio lygio, kas yra suprogramuota, kaip jau sakiau, C, sudėtingesnės dalys. Ir viskas susieina į tai, kad naudojami widget, kas lietuviškai turbūt būtų, na, nežinau kaip pasakyti, bet tiesiog visi mygtukai, layoutai, labeliai, textboxai ir panašiai. Ir KV kalba, kuri mums leidžia juos paprasčiau aprašyti tuos pačius visus widgetus. Taip, tai daugiau apie tą KV kalbą. Tai pasitelkiama speciali kalba, kuria galima greitai prototipuoti ir kurti interfeisus. Ir tai yra labai geras būdas atskirti pačią programos logiką nuo interfeiso. Todėl, kad galim viską apsirašyti, kaip viskas atrodys šitą KV kalba, o logiką jau suprogramuoti Pythonu. Tai panaudojimas yra labai panašus kaip ir, pavyzdžiui, tam pačiam Androido programavime, jeigu naudojant ADT skirtą, kad ir Eclipse'ai, kokios nors Javos, tai kaip yra aprašymas XML pačio interfeiso, tai čia labai panašus dalykas yra šita KV kalba. Tai jos trumpas pavyzdys tai yra taisyklių aprašymas ir sintaksė būtų tokia, kad jeigu mes čia užkomentuotos dalys yra KV kalbos, o dešinėje yra sintaksė Python, ką atitinka, kaip rašosi, pavyzdžiui, importo sakinys arba priskyrimo sakinys. Taip, tai daugiau galima pasakyti apie tą KV kalbą, kad va šičia yra apačioje Pythono kodas, viršui KV kodas, kur KV kode aprašoma mygtukas ir textboxas, toks kaip vienas tas widgetas padarytas, jo visos būsenos, o apačioj tiem visiems kaip ir kintamiems yra priskiriamos reikšmės ir tą KV kodą mes galim perpanaudoti ir kitų widgetų loginiam suprogramavimui. Taip. Tai dar ką norėjau pasakyti apie patį integruojamumą, tai šitas KV pats karkasas yra geras tuo, kad mes galim ne tik jo pačio naudoti kaip ir bibliotekas, sakykime, kad ten kažkokios mygtukus kurti ar panašiai, bet mes galim pasitelkti kitas bibliotekas Pythono, tokias kaip Pygame, kuri bent jau pačio KV yra reikalaujama, nes kai kurie dalykai iš jos yra įmami, arba, pavyzdžiui, Twisted, su kuria galima kurti tinklinės sąsajas ir panašiai. Tai esmė tokia, kad tas KV padaro pranašesniu prieš kitus panašius karkasus, nes tiesiog galima labai paprastai integruoti visą šitą reikalą. Taip, tai aš trumpai gal parodysiu dabar savo programos kodo, o dar geriau būtų, kad paleisčiau iš karto aš ją. Na taip, tai čia matom paprastas skaičiukų nuliukų žaidimas ir nematom. Pamatysit, reiškiasi kada nors. O dabar matom. Nu, sakykime, skaičiukų nuliukų žaidimas. Na ir aš čia padariau į tokį su algoritmu CPU, kuris realiai yra nenugalimas, nes jis rekursyviai apskaičiuoja visas, na, galimus ėjimus, tai tiesiog neįmanoma jo nugalėti. Bet, nu, sakykime, pabandykim. Yra paprastas, na, nežinau, neaiškinsiu, kaip veikia turbūt kryžiukų nuliukų žaidimas, bet va, tiesiog, kad visas šitas reikalas veikia. Čia galim sukurti, pavyzdžiui, tokią situaciją, kada mes tikrai pralošim, kad jisai gudriai daro viską. Ir kiek laiko truko grafinės sąsajos kūrimas? Grafinės sąsajos pačios kūrimas jisai truko pakankamai trumpai, nes, nu, tiesiog čia sudėstyti tuos mygtukus nėra sunku. Daugiausia, aišku, truko algoritmo parašymas, bet to iš viską parodysiu, kaip yra. Tai čia. O bandėte Androido ar kito planšetinio kompiuterio? Taip, bandžiau, bet dabar aš nelabai turiu kaip parodyti. Aš kaip ir turiu telefoną, bet tiek ir matysite.
tai nereikia demonstruoti. Tas bandyta ir veikia. Kokia patirtis, o kaip išeitų į Google Play ar kur nors? Jo, išeitų, aš tiesiog naudojau patį Kiwi Launcherį, kuris yra padarytas Androidui tam, kad tiesiog paprašiau paleisti, bet įmanoma padaryti tokį patį app paketą, kuris ten naudojamas ir kurį galima laisvai dėti į Google Play. Ir yra specialiai padaryti įrankiai tam ir įmanoma. O tai kiek truktų nuliukų kryžiukų sukūrimas ir išsiuntimas į iPhone'o ir Android'o tos produktus? Su dabartiniais įrankiais, kiek pažiūrėjus, tai jie yra padaryti taip, kad galėtum tiesiog parsisiunti įrankį, nurodai failus ir jie juos iš karto perdaro į paketą. Tai keli įrankiai, kurie vieni yra Android'ui, kiti iPhone'ui, tai tikrai truktų trumpiau negu parašyti tą patį algoritmą, sakykime, tam veikimui. Tai visiems namų darbam reikia duoti. Suprogramuoti kažką. Tai čia daugiausia kas naudota iš to Kiwi, tai yra pagrinde yra eventai, order-leaks, pavyzdžiui, kai paspaudžiama ir atleidžiama mygtukas, iškviečiama funkcija, kad paspausta, ir visa logika, kad tiesiog pirmiausia padeda žaidėjo ėjimą, o paskui su CPU funkcija apskaičiuoja kokį ėjimą dėti priešininkui. Tai tiesiog nežinau, šito kodo per daug, galiu rodyti labai daug, bet viskas aišku. Jo, tai šiokias tokias išvadas greitai papasakosiu. Atrodo labai perspektyvu. Jo. Ir naudinga, tai visiems bandyti. Tai išvados tokios paprastos, kad tiesiog nemokamas, lankstus ir integruojamas karkasas, kas yra pagrindinės turbūt gero karkaso savybės. Galimybė kurti appsus, kas dabar yra tikrai ant bangos. Ir kadangi Kiwi palaiko daugelį platformų, tai vieną appsą parašęs galima jį pritaikyti ir iPhone'ui, ir Android'ui, ir dar kokį berastumėm, ne patį seniausią operacinę sistemą, ne pačią seniausią mobiliems telefonams. Ir aišku, tai pagrindė interfejsant yra kalba kurt, kuri yra pakankamai nesudėtinga ir lengvai išmokstama. Ir, kaip jau sakiau, integruojamumas leidžia mums išnaudoti pilnai kitų karkasų galimybių. O gal turit kokių pastebėjimų, kokios neigiamos savybės karkaso? Neigiamos savybės karkaso, galbūt yra šiek tiek problemų, kad ta bendruomenė pati ir plati ir taip toliau, bet dokumentacijos kartais neužtenka ir pačių pamokų surast, kaip dirbti, nėra tiek daug. Labiau yra viskas pateikiama per pavyzdžius. Tai tiesiog tas tokis, sunkiau gal išmokti dalykas, bet supratus, kaip veikia tie eventai, pakankamai greitai įsisavinimas. Ačiū. Prašom. Sveiki, su Gintautas šiandien pasikalbėsiu apie PyGame modulių paketą. Tai pirmiausia, truputėlis apie PyGame, tai yra paketas kurtas, kaip iš pavadinimo aišku, kur labiausiai žaidimams, tačiau nėra labai griežtas paketas, jo labai pakankamai paprastai yra kur tiek multimedinės programas, tiek grafinius interfejus, tiek paprastom programom. Bet šiandien aš labiau kalbėsiu apie žaidimų kūrimą. Taigi, pirmiausiai,
turim paketą Pygame, yra funkcija Pygame init, tai yra inicializuojama Pygame biblioteka. Kitais žodžiais, be šitos eilutės negalėsi naudoti biblioteką. Toliau yra Pygame display. Display taip pat turi funkciją init, tačiau jinai yra automatiškai inicializuojama kartu su visų Pygame paketu, todėl aš čia jos neminėjau. Toliau yra Pygame display set mode. Čia yra sukuriamas pats langas, kurio vaizduojama jūsų sukurta programa. Ir set mode tai čia aišku, kur aukštis, plotis ir tai yra dimensijos, koks bus langas sukurtas. Ir vienas pagrindinių, mano manymų, vienas pagrindinių display funkcijų, viena pagrindinių display funkcijų, tai display flip, kuri parodo visus paviršius, kuriuos nupiešėt. Tai ant savo display mode, šiuo atveju screen. Toliau apie Pygame event ir Pygame key. Taigi, eventai tiesiog yra įvykiai, kurie pasitiko programos įgydymo metu. Tai tie įvykiai gali būti pelytas įdėjimas, tai gali mygtuko paspaudinimas būti praktiškai bet koks įvykis. Aš savo programai naudojau iš šitų dviejų bibliotekų, ne bibliotekų modulių. Naudojau labiausiai naudojau šitas tris funkcijas, tai event get grąžina listą su visais įvykusiais įvykiais. Toliau get press, tai grąžina mygtuką, kuris įvykio metu buvo paspaustas. Jeigu jis buvo paspaustas ir set repeat, tai yra su set repeat yra paduodami du integeriai, tai delay ir interval. Tai delay yra laikas milisekundėm tarp paspaudimo ir pirmo pakartojimo, kad mygtukas buvo paspaustas, o intervalai tai yra po to einantis intervalai irgi milisekundėm, kas kiek bus grąžinamas get pressed eventas. Toliau truputį apie images. Tai, paaišku, image load, tai su užkraunamas paveikslėlis su nurodytų pathu. Ir toliau eina to string ir from string. Šitų aš iš tikrųjų nenaudojau, bet juos paminėjau, nes jie yra labai naudingi, norint išsaugoti bet kokį paviršių, binarinį pavidalą ar net ne binarinį, nes po to, kai iš binarinio pavidalo yra užloadinamas paveikslėlis, jis negali būti piešiamas ant šito screeno. Todėl yra naudojamas toString prieš įrašant į išsaugojimo failą, ten kokį nori. Yra kviečiamas toString funkcija, kuri paverčia paveikslėlį simbolį eilute ir paskui, norint užkrauti išsaugotą failą, iškviečiamas from string. Toliau Pygame sprite yra mano manymų svarbiausias paketas visoje bibliotekui. Ir daugmaž image, tai paveikslėlis plus kvadratas kažkoks, tai ne kažkoks, tai yra sprite'as. Dabar kaip sprite'ai veikia, tai yra šitas rectangle. Nupiešimas kvadratas. Šitas kvadratas turi savo parametrus tokius kaip pozicija, tokius kaip dydį, o paveikslėlis jų neturi, todėl yra piešimas kvadratas ir ant kvadrato piešimas paveikslėlis. Toliau pakalbėti truputį apie group, tai visas sprite klases galima sugrupuoti į grupės. Tai tarkim, jeigu yra įsivaizdavus paprasčiausią pavyzdį, koks Mario žaidimas, tai visi tarkim šitas monetos būtų monetų grupėje, o žaidėjas būtų viena kitoj grupėje.
Ir taip yra, tokiu būdu yra paprasta ieškoti visų susidarimų, todėl kad, kaip matote, yra kalbės provider, yra keletas collide funkcijų, tai gali ieškoti susidarimų tarp dviejų spraitų, gali ieškoti susidarimų tarp spraito ir spraito grupės, taip pat gali ieškoti tarp dviejų grupių susidarimų. Ir, kaip sakiau, pagal tą pavyzdį su Mario, tai ieškant susidarimo tarp Mario spraito ir tų monetų grupės būtų pakankamai paprasta, taip, negu ieškoti susidarimo su kiekvienu monetos spraito atskirai. Dar truputis apie collide, čia toks heads up, jeigu kada nors žadat naudoti šitą biblioteką, tai jeigu yra du spraitai ir tų spraitų, tarkim, Y, aš papiešiu. Galima šiek tiek greičiau, nes laiko nedaug turim. Papiešiu. Tai čia dabar pademonstruosiu savo kodą. Čia toks nedidelis žaidimas, kurį įsikūriau, jisai dar nėra baigtas, jisai dar bus tobulinamas iki šitos praeis naudoju. Tai tiesiog kol kas dar galim tik tais vaikščiot. O kaip mechanika, čia 3 skirtingi paveiksliukai keičiasi? Ta prasme, kodėl arklys bėga? Yra 8 skirtingi paveiksliukai. 8? Jo, į kiekvieną pusę po 8. Tai yra 8 pusės, tai yra. Na. Ir kiekvienai pusėje po 8 paveiksliais. Ir čia, kaip minėjau su collide, tai dabar šito spraito dešiniosios pusės x koordinatė sutampa su šito spraito. Kairiosios pusės x koordinatė iš tikrųjų neturėtų grąžinti susidarimo, nes jie iš tikrųjų viens ant kito nelipa. Jie tiktais jų koordinatės tampa, tai čia šitą galima statyti, dabar nežinau. Čia ieškau susidarimų. Ir šitas paskutinis parametras yra pagal ką ieškau susidarimų, tai daugmaž apie šitą Heroes spraitą apibrėžia apskritimą, kurio tas diametras yra nurodytas sprite klasėje, aš esu pasiėmęs 46. Neaiškinsiu kodėl, nes biškį laiko trūksta. Ir tokiu būdu tada tas apskritimas lipa ant kito spraito ir grąžinamas yra visus kolaidinis susidarimas. Tai dėl laiko stokos čia ir apsisprosiu tikriausiai. Ačiū. O kiek laiko truko sukurti šitą kodą? Tai yra kiek kodo eilučių ir kiek laiko truko parašyti? Kodo eilučių yra 417. O aš įkūriau per atostogas, nežinau, gal nepilnom darbinam aišku, bet porą dienų išėjo tikrai pilnų. Tai ačiū. Tai rekomendacijos kokios būtų?